Gaminame vyniotinį su varške. Mieles sumaišykite su 2 šaukšteliais cukraus, 50 ml vandens ir 1 šaukštu miltų. Palikite pakilti šiltoje vietoje apie 15 minučių. Kiaušinių trynius plakite su likusiu cukrumi, kol ištirps cukraus kruopelės. Sudėkite minkštą sviestą ir vėl plakite. Tada į kiaušinių ir sviesto masę berkite miltų, supilkite mielių mišinį ir pieną. Kai išmaišysite ir išminkysite, uždenkite rankšluosčiu ir palikite pakilti 45 minutėms. Varškę sumaišykite su vaniliniu cukrumi, vaniliniu pudingu, cukrumi ir kiaušinio tryniu. Pakilusią tešlą išminkykite dar kartą ir iškočiokite 40-50 cm dydžio lakštą. Ant tešlos tolygiai paskirstykite varškės įdarą, susukite vyniotinį ir palikite jį pakilti apie 10 minučių. Orkaitę įkaitinkite iki 180 laipsnių. Išplakite kiaušinio baltymą, jo patepkite vyniotinį ir apibarstykite migdolų drožlėmis, cukrumi ir kokosų drožlėmis. Vyniotinį šaukite į orkaitę ir kepkite apie 50 minučių. Atvėsinkite ir supjaustykite 5 cm storio griežinėliais. Skanaus.